Čia Natalykas. Eina jo, na. Per ką kalenda? O, žiūrėk, vilkolakio pėdą. Žiūrėk, rimta. Turim vilkolakį. Taip. Sherlockas Holmesas. Vilkolakį pėdą. Einam patulkuvą. Jo, būtinai. Čia dabar reikia. Tai mums reikėjo te perlipti. Jo. Kaip matom, turim kliūtį. Kliūtis, sakyčiau, nebloga. Beveik 3 metrų skersmens. Nusibadyk. Auč! Ir truputį giluoka. Kad perbristumėm, mums reikės 3 medžių. Ir 4 vinių. Nesvarbu kokio dydžio, bet svarbu, kad laikytų. O tu ten perliptai? Ten? Jo. Tai varyk. O, žiūrėk. O, kur. Ten aš abėjoju, man atrodo. Užėjimo, jo. O gal yra šiaip užėjim. Bet pereitai... Nelabai, nes šakos trukdys. Tai kaip kur? Čia? Mėginti galima. Bet rekomenduoti negalima. O, Kas buvo? šūdą ranką įdėjau. Tai kad šūda, tai jau tu čia man šiandien sakai gal 100 kartinį kartą. Žiaura, sakyčiau. Nu davai, galim. Lipk, nes paskui aš turėsiu lipti. Pradėsiu lipti šičia. Jeigu viskas... Manyčiau labai čia neaišku. Čia, kai sakant, sakyčiau, yra labai daug lentų, kurias deginti galima. Turim kamerą savo rankose. Jo. Turim labai daug. Nors gal bendriau ne. Jo. Žiūrėk, gal pabandysim čia eiti. Pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis toliau. O toliau, kaip matome, sekasi visai neblogai. Bet aš noriu po tilto, o ne ant tilto. Blet, aš irgi. Gal išeis iš anos pusės apeiti? Na. Ai, tu filmus ar... Gerai. Labai yra operatoriaus rizikingas darbas. Och, to kurva. Ypač tokiais šlapiais šlaitais einant. O, mes saulė dar. Jobina į akį. O, žiūrėk. Čia. Praeisim? Jo, laisvai. Nu, palauk, įsiskėčiam biskį. O. Blemba. O.
dvasna. Kažkokia dvasna tai, sakyčiau, smirdi. Pas mus oras šiandien labai puikus. Aha. Saulėta. Kaip sausio kelinto, 21 lyg tai. 21. Vėjo kryptis nenuspėjama. Jau beveik nėra. Nepastovi. Nepastoviai. Jo, nepastoviai. Opa. Ką, matom, įsileidom saugiai. Ir vėl Didelių matom šūdo. kliūčių. Ir čia šūdas. O ko, iš mane trūksta nei šūdo, nei akmenų. Labai gražu. Neraido. Paukštis bent nuskrado. Tai reikia pasižiūrėti, kas toliau. Štai sausio mėnesio augalas. Jau ten lemba ragai jau te užkalkėja. Gilį turėtų. Bet vanduo tai faida šiaip. Nėra super šaltas, bet nėra, nors upelių jie visada būna šaltokie. Kas upelėje gyvena? Tramdai geras. Kaip sausio mėnesio, tai tikrai gera. Oho. Aš išrada gėriau iš upelio vandenį. Aigai. Kaip sekės paskui? Ką? Kaip paskui? Nieko, normaliai, viskas gerai. Na, buvau gavęs viešų darbų, žinai, už tą pašalpą, kaip duoda, turėti dirbti kažkiek tai. Pašalpą? Nu, kaip duoda, tarkim, seniūnija pašalpą, ne? Tai turi kažkiek valandų per savaitę dirbti. 12, ne 12 valandų gal. Rimta? Per mėnesį reikia atidirbti, kad 3 dienos išeina. Už pašalpą? Jo, pašalpa 300 su viršum. Tai viešų, žinai, pagraboji, durnių pavolioji, šiaip va. Lapus tai vėl kažką. Duotai nesąmonė. Ir vandenio, žinai, kažkur blemba nepasėmiau, išgėriau. Kur, bet galvoju, upelis buvo visai netoli, nu jau rasigėriau. Čia daugiau vaizdų nėra. Bet jie dar kažkur buvo kažką radę gražaus. Matei? Mes jau buvom ten. Ai, buvo mane? Jau turim patį. Nu tai čia jo, bet... Ir tenai ant akmenų. Ai, ten? Jo, čia ten. Nu, jeigu ne ten, tai tikrai geriau. Ži, taip, sakmo. Įnagis. Kokie gamtos raštai, sakyčiau. Nu ką, paskutinės dienas, paskutinę savaitę. Ispanijoje, ne. Nes veikti, kai sakant, nelabai ką turim čia. Nuo antradienio bus kas. Taip, turėsim pinigėlių. Vargiai. Vargiai. Gali būti vargiai. Nu čia negali nuspėti. Kaip Dievas duos. Tai gali būti toks dalyks kaip smegduobė. Jo. Nes iš niekur neatsiranda vandens. Vienoje vietoje. Ir čia daugiau priėjom kraštą. Ir priėjom liepto galą. Jo, liepto galą turim. Žiūrėk, Čia matom jau kažkas vaikščioja. Nu tai pėdsakų yra. Va. Vaizdas.
Atrodo, kad nežinau, kad arti visai būtų. Labai gražu. Labai. Bet toks vaizdas, kad visai arti būtų. Nu. Gerai, grįžtame, ne? Akmenų tai yra labai daugokai. O Ispanijos jaučiu nebegalėsiu į akmenis pasižiūrėti ir alyvuogių. Aš į svogūnus, česnakus, vynuogės. O. Nes vynuogės tiek prisėdėjau, kad paskui triedžiau kiek laiko. Bet visi paskui valgiau. Paskui kas čia dar. Alyvkas. Nors aš jų niekad nevalgiau. Nebent aliejus. Kažkada valgydavau, bet tik per šventę. Nu ką, kuopiam nuo viršų. Pradėsim kelionės dalį. Gal dar ant tilto? Sakai, ant tilto, nu galima ant tilto dėti. Einam dar biskį ant tilto. Pabom po tilto, tai reiškia, turim būti ir ant tilto. Kaip čia dabar po tilto tik bus? Vamos. Más rápido. Kur čia geriau užlipus? Čia tiesiog. Takutis čia kas čia? Kas? Takutis? Arba takutis, arba sakutis. Arba stakan. Stakanas nuo sakučio nelabai skiriasi. Jo. O. Turim vaizdą, turim civilizaciją. Po dienos vykdarbių 4 valandų. Jo. Pagaliau išėjome gryną kelią. Visai normaliai. Visai neblogai varom. Dar seniai retai prieinam liftą gal. Jo, čia gerai atrodo. Vaizdelis yra. Turim vaizdą. Žiūrėk, net čia yra lempos. Jo, lempų turim irgi. Naktį šviečka, žinai. Turbūt. Gal nešviečia. Prašiau, energijos taupimo režimų kaip Lietuvoj. Ką čia gali žinoti? Gerai. Baigiam šiandienos ekspoziciją.